Labadiena. Šioje pamokoje paaiškinsim, kaip formatuoti dokumentą. Šį failą jūs parsisiųsit iš Moodle lankos, iš trečio skyreliaus dokumento formatavimas. Taigi, pradėsim nuo pagrindinių tekstų formatavimo. Pažymim pastraipą, priskiriam jai stilių normal. Tai yra darbas su stiliais, meniu punktas home. Paspaudžiam į normal stilių su dešiniu pilies klavišu, pasirinkam modify. Priskiriam 12 šriftą, abipusę lygiuotę, format, paragraf, nustatom tarpą virš 6, tarpas po 12. Tarpas tarp eilučių 1,5. Pirmos eilutės atitrauka 1 by laukelis. Gali būti 1,27, žiūrėkit reikalavimus katedrai. Tiek, ok. Automatic spalva, kaip pastebėjot, ir dar kartą ok. Kai jūs suformatavot pagrindinę tekstą, jūs galite pasimti teptuką ir ten, kur tekstas nesuformatuotas, pažymėti, naudojant teptuką, aš paspaudžiau dvigubai su kairiu klavišu, pažymėti tą teksto dalį, kurios jums reikia. Bet šiuo atveju, kadangi skyriai ir poskyriai nėra suformatuoti dar, jūs galite paspausti ir su kairiu pilies klavišu patraukti iki pat galo. Nu va. Mes suformatavom visą tekstą, dabar norint grįžti pat pirmą puslapį, atsisakom visų pirmo teptuko, escape ir paspaudžiam Ctrl Home. Laikant Ctrl, paspaudžiam mygtuką Home klaviatūrą. Atsidursit pirmam puslapį. Tai, kaip man suformatavom. Jeigu pas jūs kažkokie reikalavimai pasikeistų, tiesiog format modify, su dešiniu modify į normal stilių, format paragraf ir, pavyzdžiui, 1,2 atstumas nuo krašto. Ok. Visas tekstas pagrindinis, kuriam priskirtas normal stilius, jau automatiškai pasikeičia. Kaip matot, ir čia, ir ta, ir kita, ir sekančios pastraipos. Mes paspausim Ctrl Z. Taip, dabar skyrių ir poskyrių formatavimas. Pažymim skyrių, priskiriam jam stilių heading 1. Jeigu jūs nematot čia tų stilių, kurių jums reikia, tiesiog paspauskit va šį skirtuką ir jūs pamatysit jį kairiam dešiniajam krašte platesnį. Bet aš matau šį stilių čia, spaudžiu jį su dešiniu klavišu, modify, pasirinkam automatic spalvą, Times New Roman, format paragraf, line page break. Pirmo lygmens skyriai turi prasidėti iš naujo puslapį. Uždedam varnelį page break before, ok, ir sucentruotai taip pat. Ok. Taip pat, kai jūs pirmas skyrių suformatavot, įjungiam multi-level list stiliaus headingų stilių. Pasirinkom. Tai yra automatiniai numeracijai. Čia 1 ir taip yra tik tam, kad jūs suvoktumėt, kokį skyrių čia priskirti. Pažymim kompiuterių techninį įrangą, priskiriam heading 2. Su kairiu klavišu paspaudėm, dabar su dešiniu modify ir centre Times New Roman 14 šriftas automatic spalva. Format paragraf nebūtina jau, sucentravam, boldas, automatic spalva ir centre. Ok. Sutvarkim. Trečio lygmens stilių. Pažymim trečio lygmens stilių. Galim čia paspausti su kairiu. Paskui su dešiniu pasirinkam modify, automatic spalva, 12 šriftas, Times New Roman centre. Boldas pasilieka. Ok. Ir ketvirto lygmens stilių mes irgi suformatuojam su kairiu iš pradžio. Taip, tokiu būdu priskirsim su dešiniu, modify, automatic spalva, centre, Times New Roman, dar kartą centre, automatic spalva, bold italic, 12 šriftas. Ok. Kadangi toliau bus daug skyrių ketvirto lygmens, todėl jūs pasirinkat format painter ir perinat per ketvirto lygmens skyrius. Žymim tik tą teksto dalį, kuri mums reikalinga. Teptuką, jeigu paspausit viengubai, tuomet leis priskirti tą stilių tik vieną kartą. Taip, ir žymim iki maitinimo bloką. Maitinimo bloko
po maitinimo bloką eina, kaip matot, trečio lygmens skyrius, atsisakom teptuką, escape klaviatūrai, pažymim kompiuterio vidiniai įrenginiai ir priskiriam heading 3. Jau formatuoti nereikia, nes jūs vieną kartą jau suformatavote. Ir jis bus viena. Toliau klaviatūrą pažymim ir priskiriam ketvirtą. Vėlgi, pasirinkam teptuką ir pereinam per ketvirto lygmens skyrius. Pažymim ketvirto lygmens skyrius. Ir išvados pirmo lygmens. Escape, atsisakėm teptuko, priskiriam heading 1 ir priskiriam literatūros sąrašas heading 1. Prie literatūros sąrašo įvadų ir išvadų numeris nesirašo. Todėl mes pastatom žymeklį prieš literatūros sąrašą, prieš L raidę, paspaudžiam virš Enter klavišo Backspace mygtuką ir sucentruojam naudojant klavišų kombinaciją Ctrl E. Arba galit be abejo čia spausti. Perinam prie išvadų, irgi Backspace, sucentruojam ir judam ties pirmo puslapio, Ctrl Home klaviatūrą paspaudžiam. Ir prie įvado taip pat su backspace'u ištrinam ir sucentruojam. Dabar turinio įtirpimas. Pastatom žymeklį po žodžių turinys ir einam meniu punktą Reference, Table of Content, pasirinkam Insert Table of Content, įjungiam ketvirtą lygmenį, OK, iš pradžių įterpia išmėtytai, tuomet paspaudžiam su dešinį pilies klavišų turinio įtirpimo vietoje, pasirinkam Update ir taip, atnaudinti visą lentelę, atsinaudinti. Bet koks, atsiradus bet kokiam naujam ketvirto poskyrio ar trečio poskyrio lygmenį, jūs turinį vėlgi su dešinį paspaudžiat, Update Field, Update ir taip. Jūsų puslapiai ir skyrių ar poskyrių pavadinimai atsinaudins ir atsiras šioje vietoje. Dabar lentelių formatavimas. Paveikslėlių formatavimas. Prieinam prie pirmo paveikslėlių, paspaudžiam su dešinį pilies klavišu, pasirinkam Insert Captions. Uždedam varnelę, label skirtukė pasirinkta figūrą. Spaudžiam OK. Rašom tarpas, PAF, taškas. Iš mažos raidės žodis PAF, prieš PAF turėjo būti tarpas. Ir dabar rašom, pavyzdžiui, garso plokštė. Shift Home, tam, kad pažymėt visą eilutę ir sukuriam naują stilių paveikslėliams. Paspaudžiam, jeigu kas pamiršo, Home skirtukę Style įrankių blokį, mes paspaudžiam šį mygtuką, paspaudžiam dvigubą A raidę, kuri reiškia naujo stiliaus kūrimą ir įrašom paveikslėlį. Pasirinkam Automatic spalvą, išsirinkam Times New Roman, 12 šriftą, 10 šriftą, atsiprašau, sucentruotai paliekam, OK. Toliau stilių jums nereikės kurti. Perinam prie antro paveiksliuko su dešiniu, Insert Captions, jau varnelės nereikia uždėti, figūra pasirinkta, OK, dedam tarpo ženklą, PAF, taškas ir toliau, pažiūrėjau. Pagrindinė plokštė. Shift Home ir priskiriam jau stilių, kurį mes sukūrėm. Tik atidžiai žiūrėkit, nežymėkit paveikslėlio ir nepriskirkit jam stiliaus paveikslėlis. Pats paveikslėlis gali būti normal stilius arba dar kažkoks, normal. Ir sucentruojam jį. Nes jeigu jūs priskirsit jam stilių paveikslėlį, paskui jis atsiras pats paveikslėlis turinėje. Ne tik pavadinimus, bet ir pats paveikslėlis. Sekantis. Sucentruojam paveikslėlį, Ctrl E, su dešiniu, Insert Captions, OK, tarpas PAF, taškas ir tyvinė atmintys galim parašyti. Aš toliau nerašysiu, Shift Home. Pažymėm stilių paveikslėlį. Na ir taip toliau. Visas paveikslėlius, kai šitaip suformatuosit, perinam prie pirmo puslapio, kur yra Enter ženklas. Galbūt padarom puslapį lūžį, Ctrl Enter. Ir rašom paveikslėlį turinys.
Enter ir įterpiam paveikslėlį turinį. Insert reference, insert table of figures, options. Ir čia mes sukūrę esam naują stilių paveikslėlį, todėl išplečiam rodiklį ir paspaudžiam raidę P. Pasirinkam paveikslėliai, ok. Atsirado paveikslėliai, atsiras. Toliau lentelių formatavimas bei lentelių turinio įterpimas. Pažymim pirmą lentelę į šį kvadratuką, visa lentelė bus pažymėta, sukursim lentelių stilių. Visą jūs tai galite, aišku, atlikti prieš jau kuriant tą pagrindinį dokumentą, kurį tos stilius galite sukurti, kuris atitinka pirmą individualų darbą. Visus stilius suformatuoti ir toliau dirbti. Taigi, dabar sukursim naują stilių lentelių formatui. Paspaudžiam raidę A dvigubą, parašom lentelių formatas. Lentelių formatui priskiriam Times New Roman 10 šriftą. Iš kairio šono tegul lieka. Boldus neturi būti, automatic spalva, nueinam format paragraf, nes tarpai tarp eilučių, indent and spacing, turi būti viengubas tarpas tarp eilučių ir before laukeliai 0. By laukelis taip pat nereikalingas, pirmos eilutės atitrauka. Nes jeigu bus pirmos eilutės atitrauka, ženkliai sumažėja teksto talpumas į lentelę. Taigi, vien suformatavo. Paskui kažkur tai jūs sukursit naują lentelę, jūs jai galėsite iškart priskirti stilių lentelių formatas. Vėl sukūrėt kažkur tai lentelę, vėl pažymėt ją, lentelių formatas. Vėl kažkur sukūrėt, pažymėt, lentelių formatas. Jeigu kalbant apie tai, kad jūs formatuojat pirmą individualų darbą, šitaip reiktų daryti. Ne? Toliau, kai jūs suformatavot lentelės, sudarėt, norint sudaryti turinį lentelių, reikia pažymėti pirmą lentelę, geriausiai šitą kvadratą su 10 pilies klavišu, insert captions. Jeigu, tarkim, nepavyktų, žymeklis turėtų būti pačioje lentelėje ir tada antrą kartą pabandot ir turėtų atsirasti. Paspaudimų metu, aišku, stenkitės, kad pelytė nejudėtų. Pasirinkam insert captions. Čia jau reikia pasirinkti ne figūrę, bet table. Arba pas jūs galbūt yra žodis lentelė. Uždedam varnelį tiek exclude, nes mums vėlgi neturi būti table 1 arba lentelė 1. Mes patys rašysim žodį lentelė, taškas ir iš didžiosios raidės rašom pavadinimą. Pavyzdžiui, pagrindinį plokštę. Tarkim. Ne? Shift home ir sukuriam naują stilių lentelių turinių. Paspaudžiam New Style, pasirinkam lentelių turinys, pasirinkam Automatic spalvą, 12 šriftas, iš dešinio šono išdėstymas. Boldą nuimkim. Ok. Atsukūrėm ir tą patį atliekam su sekančiom lentelėm. Su dešiniu insert captions, jau čia table yra, jau nereikia keisti. Tarpas lentelė, taškas, pavadinimas, procesoriai tarkim. Shift home, priskiriam stilių lentelių turinys. Ta patį atliekam su likusiam lentelėm. Važiuojam į pradžią, pastatom žymeklį po paveikslėlį, padarom gal puslapį lūžį, Ctrl Enter, rašom lentelių turinys. Enter ir įterpsim. Vėlgi meniu punktas reference, insert table of figures, options, išplečiam, susirandam lentelių turinys, ok. Ir čia mes paspaudžiam no, nes jeigu paspausim yes, paveikslėlių turinys bus pakeistas lentelių turinys. Spaudžiam no. Taigi, atsirado ir lentelių turinys. Tarkim, pas jūs yra kažkur ženklinimas. Ženklinimu irgi mes, aš esu įdėjęs nurodymus, ne, kas turi būti atliekant. Kažkur tai yra išvardinimas tam tikrų duomenų ir jūs norite taip paženklinti, pavyzdžiui, kažkokiu stiliu. Ženklinimui naudojam bullets skirelis, home meniu punktas, išplečiam rodiklę, tarkim, mes norim
Ir irgi reikia pareguliuoti šitus atstumus, kaip nurodyta. Tik tai nurodyta 0,5 centimetro ir vienas atitraukimas nuo pačio ženklo. Taigi, jam taip pat galite sukurti stilių, pavyzdžiui, ženklinimas. Taigi, parašom žodį ženklinimas, paspaudžiam, kaip matot, va čia paženklintas, ok. Na ir kažkur tai dar, jeigu būtų pas jūs toks tam tikrų duomenų vardinimas, ne? Ne? Čia kažkur dvitaškis ir atliekamas vardinimas. Spaudžiat tiesiog ženklinimas ir bus priskirtas vėlgi tas pats išdėstymas. Jeigu pas jūs kažkur numeracija, tai numeraciją jūs jau mokat, jei atskiraus stiliaus nekurkit. Tokių tarpų neturi likti pas jūs referate. Šiokių tokių visur jos reikia ištrinti ir paskui jūs kažką pakoregavot galutiniam variante, jūs vėl atnaujinat, nes šiek tiek gali pasikeisti puslapio išdėstymas turinio. Kiekvieną turinį prieš jau priduodant darbą jūs išsaugot. Kai jūs sutvarkysite, paruošit, suformatuosit darbą, jūs galite įterpti ir titulinį lapą. Prieš turinį įterpsit puslapio lūžį, Ctrl+Enter, pastatysit žymeklį prieš page breaką, atsisiųsit iš skyriaus pirmas darbas titulinį lapą, tai išjungsiu, atsiprašau, iš Moodle's aplinkos pirmam darbui titulinį, darysit, nukopijuosit, aišku, katedrą, metus pakeisit, vardas, pavardę, įeisit į savo dokumentą ir įklijuosit. Taigi, ir vėlgi atnaujinsit savo turinį. Taip pat jums reikėtų įterpti skirtingai lyginių ir nelyginių puslapių pavadinimus. Taigi, tam, kad įeiti puslapį paraštės, tarkim, šitam puslapį įeinam į puslapį paraštę. O šitoje aplinkoje kažkur paspaudžiam dvigubai su kairė pilis klavišu, tada atsiras žymeklis paraštyse ir pas jūs atsiranda skirelis design. Uždedam varnelį skirtingai lyginiam, nelyginiam ir skirtingai pirmam, nes pirmas tai yra titulinis, mes jam nedėsim numeracijos. Taigi, dabar pereikim į pirmą puslapį, pažiūrėkim, pastatykim žymeklį first page header, varnelį patikrinkim ar išliko, jeigu išliko gerai, ir perinam į event page. Ir tarkim, sucentruotai sucentruojam, parašom KVK. Puslapio apačioj rašom, įterpiam puslapio numerį, tai bus design skirelis page number, bottom of page ir uždedam šitą stilių. Atsirado dar vieną tuščią eilutę, kuri nereikalinga, pastatom joje žymeklį ir klaviatūrą paspaudžiam backspace mygtuką. Dar kartą teko, 2 kartus, galbūt jums vieno pakaks, pastatom žymeklį prieš skaičių 2 ir irgi nukelkim jį į pradžią, naudojant backspace mygtuką, kuris yra virš enter klavišo. Tai tokia ilgesnė šiek tiek rodiklė. Čia įrašom, pavyzdžiui, TF, fakulteto pavadinimą, ir sucentruojam naudojant tab klavišą. Arba galim perkelti į dešinį kraštą. Tarkim, į dešinį kraštą ir tada dar tabuliacijos ženklą paimkim su kairė pilies klavišu ir traukim iki, pavyzdžiui, 18 cm, bet nenukrypkit nuo juostos, nes jeigu jūs nukrypsit, tabuliacijos ženklas dings. Jeigu ką, paspausit Ctrl+Z. Na ir, pavyzdžiui, old page, sucentruotai mes parašom grupės pavadinimą MTI, tarkim, 8.1.
apačioj, pastatom žymeklį, įterpiam puslapį, page number, bottom of page, pačioj įterpiam, pastatom čia žymeklį, paspaudžiam klaviatūroje virš enter klavišą, backspace mygtuką, dar kartą man teko, pastatau žymeklį prieš trejetą, paspaudžiu tą, vėl backspace'as ir parašau, pavyzdžiui, užrašau savo vardą pavardę. Ir klavišas tab, tarkim, paliekam centrinį išdėstymą. Šiek tiek galim šitą tabuliatorių, pavyzdžiui, į centrą perkelti. Va, ties 9 klavišų. Hop. Kągi, ir jūs matot, kad lyginiai vienaip suformatuoti, nelyginiai lapai kitaip suformatuoti. Ir paskui išeinam iš paraščių. Tiesiog teksto aplinkoje paspaudžiam dvigubą. Į paraštę dar kartą primenu. Tiesiog šiek tiek, ten kur yra pilka juosta, šiek tiek aukščiau dvigubai su kairiu, išeiti teksto aplinkoje. Paspausti. Ir atnaujinti, jeigu reikia, turinius. Na, dėl literatūros sąrašo sudarimo žiūrėkit failą informacijos šaltiniai ir citavimas. Taigi, dėkui už dėmesį. Kągi, dar aišku, kai jūs čia paliksit dalykų pavadinimą, čia kaip komentaras, jūs jį pažymėsit, ištrinsit, tarpą šitą irgi ištrinsit, katedros pavadinimą savo įrašysit ir tada šitą irgi ištrinsit tekstą. Ką, įrašysit, kas parengė, įrašysit metus, nu ir tiek. Ir sudarysit literatūros sąrašą. Dėkui už dėmesį.